Žodžiu, tai va, ačiū Jums visiems ir aš ilgai galvojau, ką čia sugalvot, kaip čia ar nustebint, ar... Ir aš turiu Jums staigmeną. Staigmeną dovaną. Tik tavimi, aš alsuoju, tik tavimi. Saulė keliu tavo veidui, rasą renku tavo gurkšniui, tik tavimi, aš alsuoju, tik tavimi. Su gimtadieniu. Ir šitą mano svajonė buvo, aš nežinau, gal prieš kokius 4 metus, kai mes plaukiam čia kruiziniu laivu. Ir mes taip gyvenom prie kanalo ir ten kitoj pusėje tokia buvo salė. Ir ten plaikstėsi užuolaidos, ten degė tie sėdynai. Ir aš galvoju, jėtus, kaip čia romantiška, kaip čia gražu. Kaip aš čia norėčiau kažką tai atšvęsti. Jo, ir šitą svajonę išpildė mano vyras, aišku. Ačiū. Pasakysiu valitoviškai. Mano mama tavo linkimai linkimai. Mama mano sako linkimai ir gražiai gyventi ir sveikatą ir laimės. Mano mama iš Turkijos linkimas. Mes kažkaip kartu išsirinkom. Turi? Kiek galvojau ir visi pradėjo. Gerai, dabar savo tą kūną sakysim. Jisai šiaip nusiseka turtai. Jau kartais kaip... Aš nežinau, kaip Jums padėkoti, nes tai yra didžiausias stebuklas, kad Jūs čia atskridot, kad Jūs išleidot savo daug pinigų, laiką sugaišot ir tai buvo viskas dėl manęs. Ačiū tau, kad tu iš tikrųjų ne vien tik tai savo, kaip čia sukuri ir padarai sparnus, kad mes kristume. Mes susipažinom, nežinau, gal prieš 12 metų, ne, ir tada judu su Darium iš tikrųjų sutikėt ir man sparnus. Ir iš tikrųjų ačiū Jums labai, kad Jūs leidžiat skristi mums visiems kartu. Skristi dvasioje, skristi fiziškai ir skriskit ir toliau. Ir aš, aišku, tyliai jai jausi pažadėjau, kad už 3 metų mes kažkur skrisim. Ir dar kartelį mes juos visus, to prasme, Darių ir Ingą laiminsim. Dar kartelį ir jūs visi laiminsit, iš tikrųjų, turėsit laiminti, ne? Tas tai nepažinom. Mane? Darius maišelius nešioja. Iš vakaro, kitai Ne, tu popraim to tarą. Tai gyvenime stebuklų pas mane daug. Tai vienas stebuklas yra šiandien, kad Jūs visi čia ir aš galiu švęsti kartu su Jumis savo tą gražą jubiliejų.
Antras stebuklas yra mano anūkas. Dar apie mantą pažinai. Vaikai, aišku, mano vaikai irgi yra didžiausias stebuklas ir ačiū jiems, kad jie tokie užaugo geri. Dar kartą nuoširdžiausias ačiū, aš tikrai labai jūs visus myliu ir labai esu laiminga, kad jūs esat mano gyvenime ir esat šiandien čia. Inga, šiandien švenčiam ne tik tavo gimtadienį, bet ir tavo nepaprastą gyvenimą, kupiną energijos, nuotykių, grožio ir meilės. Tu esi asmenybė, kurią mes visi gerbėme ir kurią žavimės. Tavo vidinė šviesa, šiluma ir šypsena uždega bei paliečia kiekvieną žmogų, o tavo begalinė charizma visus traukia kaip magnetas. Tu esi moteris, kuri visada randa laiko ir stiprybės pasirūpinti kitais, bet kartu tu gebi niekada nepamiršti ir savęs. Tavo gebėjimas suburti žmonės, paliesti ir išgirsti jų širdis, surengti įsimintinas šventes ir visada taip širdingai bei vaišingai atverti draugams savo namų duris yra ne tik įgimtas tavo talentas, bet ir atspindys tavo didelės širdies. Tavo namai, restoranas ir tavo gyvenimas pilni šilumos, nuoširdumo ir gerumo. Nes tu pati viską ir visada darai su begalinė meile. Tavo egzotiškos ir nenuilstančios kelionės, kai judu su katinėliu dviese arba su būriu savo draugų užkariaujate pasaulį, tavo džiaugsmas gyvenimu ir žinoma tavo meilė vyrui bei jūsų nuostabiems vaikams yra tai, kas įkvepia mus visus. Tavo gyvenimas tai tikra šventė. Ir šiandien mes esame čia ne tik tam, kad paminėtume tavo gimtadienį, bet ir padėkotume už tai, kad esame tavo šventės, tavo pasaulio dalis. Dėkojame tau už tikrą draugystę, už tai, kad visada esi šalia, už tai, kad esi mūsų nepakartojama šviesa, energija, grožis ir įkvėpimas. Linkime, kad tavo gyvenimo kelionė tęstųsi taip pat džiaugsmingai ir su nuostabia nata kupina meilės, juoko, harmonijos, nepamirštamo akimirkų ir pačių nuostabiausių žmonių, bei emocijų ir dar daugiau švenčių. Už tave, mūsų šaunioji Ingutė, su gimtadieniu. Visas stalas nori tau be galo padėkoti, kad tu esi, aišku, tu čia nesau gali, čia tavo mamai reikia dėkoti, kad tu esi ir tavo tėčiui, bet, kaip aš sakau, jeigu nebūtų tavęs, mūsų gyvenimas nebūtų toks spalvingas, mes tiesiog važiuotumėm į keliones, kokios ten iš kelionių agentūros pasiūlytų mums kažką pamatyti, ne? Ir mes pamatytume testūras, Turkija ar kažką. Bet su tavim mums gaunasi tokios įspūdingos kelionės, kurių su nieko taip niekada nebuvo ir nebus. Tai be tavęs tikrai nebūtų mūsų gyvenimai tokie spalvingi. Tai ačiū tau be galo, mes tave be galo mylim ir tikimės, kad tu iki 100 metų mums darysi tokias spalvingas svajonės. Mes visada būsim su tavim. Tai ačiū tau be galo, kad tu esi. Ačiū Dievui, kad mūsų pažindino. Ačiū, kad tu visada esi tokia nuoširdi, tokia, net neturiu žodžių.
Tai ačiū tau nuo mūsų viso stalo, mes tave labai labai mylim. Nešdama tolyn už sapnų, jį nuneš tolyn, neš tolyn, neš tolyn. Saulė keliu tavo rytoj, rasa renku tavo gurkšnioj, tik tavimi aš alsuoju, tik tavimi. Iš dienos tavim skaičios, ranką tau tiesiu į svajas, šalta mintis tave pamils, nešdama tolyn už sapnų, jį nuneš tolyn, neš tolyn. Saulė keliu tavo rytoj, rasa ranku tavo gurkšniai, tik tavimi aš alsuoju, tik tavimi. Saulė keliu tavo rytoj, rasa renku tavo gurkšniai, tik tavimi aš alsuoju, tik tavimi.